Sveiki, mes šiandien tokią šaltą dieną kalbinam Mariną Filistovič, kurią aš seku Facebook'e ir pastebėjau, kad jin yra instruktoriai. Instruktoriai yra visų kategorijų A, B, C, D. Todėl mes su jie galime apie daug dalykų labai pasikalbėti. Jau yra sausio pabaiga ir mes jau po gero mėnesio pamatysime pirmuosius manevruojančius motociklus kelyje, mieste. Ir į ką mums reikėtų atkreipti dėmesį tiems, kurie vairuoja motociklą, kai mes pamatom mašiną su M raide. Atkreipti dėmesį tai, kad tai yra žmogus, kuris tik tai pradeda vairuoti, laikytis kuo toliau nuo jo, didesnis distancijas, atstumo, negazdinti staigiais manevrais, nes mokinys iš tikrųjų nors ir su instruktorium iš jo galime bet ką tikėtis staigių manevrų, nes jam gali pasirodyti kažkas ir tą vairą pasukti į kairę, į dešinę, į borto pusę, į priešingą. Motociklai labai mėgsta manevruoti ir tarp važiuojančių mašinų, tai laikytis kuo dešiniojo krašto. Jeigu girdisi garsas motociklo, tai nesirikiuoti, palaukti, kol motociklas pasimatys, tik tai tada daryti manevrus. Ir tikriausiai, jeigu jau motociklininkas važiuoja galet, taigi nestabdyk, ar ne? O taip. Ir motociklams kuo toliau nuo mašinų, aš pavyzdžiui pati, tai trigubai didesnės distancijos laikausi negu leistina iš vis. Ir mane ne karto tai išgelbėjo, nes priešais aš laikausi didesnės distancijas, labai mėgsta kiti iš galo arti važiuoti. Tai kai aš pastebiu, kad iš priekio kažkas stabdo, aš turiu laiko staigiai nestabdyti. Po lėtai stabdau ir žiūriu, kad į mane dar iš galo neįvažiuoja. Tai aš galvoju ir apie priekinį transportą, ir apie galinį. Motociklą vairuoji? Dabar turiu du Ducati monstrus. O, kodėl toks pasirinkimas? Nežinau, kažkaip tai man prilipo tas motociklas ir plius su ūgiu pas mane dar nėra aukštas ūgis, jis man pagal ūgį tinka, ir gražus. Kelyje, ko mums reikėtų saugotis, ką mes netkreipiam dėmesio galbūt, arba kas labiausiai erzina automobilio vairuotojus? Tas važiavimas motociklų tarp važiuojančių mašinų yra labai pavojingas ir tie motociklininkai būna net labai siaurai vis tiek lenda. Ir nesulaukia netgi, kaip pasakyti, saugos distancijos, kad manevruoti. Grįžta į tą juostą, kad manevruoti tarp mašinų. Tai galima motociklui važiuoti tarp mašinų, ar ne? Šiaip tarp mašinų pagal taisyklės negalima važiuoti. Policija dar normaliai žiūri, jeigu tarp stovinčių kamštyje. Tada niekas nelenda. Tai ištiesinė juosta, kuris skiria priešingą pusę, tai čia jau... Taip, griežtai. Tai teisė atėmimas. Jeigu ta juosta, kuris skiria vienos krypties, tai, sakau, jeigu važiuoja tarp mašinų, tai dar tarp stovinčių mašinų, tai policija dar neatkreips dėmesio. Marino, kaip yra su autobusų juosta? Galima motociklininkai važiuoti? Taip, yra kur galima, yra kur negalima. Pažymėta. Motociklininkams turiu mintį, reikia žiūrėti į ženklinimą, kuris randa asfaltą. Taip, nes yra maršrutinių juostų, kur negalima motociklininkams važiuoti. Supratau. Tai motociklas ar automobilis? Šiaip automobilis tai tik tai, jeigu patogiai kažkur tai davažiuoti su daug daiktais, bet motociklas tai malonumui. Būtinai mes turime motorų, sekėjus, ar ne, yra žmonės, kurie seka, kurie domisi motociklais labiausiai. Ir koks tavo patarimas būtų artėjant sezonui? Pavyzdžiui, paprastiems vairuotojams B kategorija laikytis kuo dešiniau, motociklininkams važiuoti juostoj kuo kairiau, nes ten mašinos labiau mato tos motociklus. Iš patirties, pavyzdžiui, kai aš važiuoju įkalnį su motociklu, aš pasitraukiu dešiniau ir sumažinu greitį. Ir mane ne vieną kartą tas išgelbėjo. Yra mėgėjų, kurie tiesiog įkalnį, o ten niekas nesimato, lenkti kitas automobilis. Taip. Tai 2 kartai turėjau tokį, kad įkilau į kalniuką ir priešais važiavo mašina. Ir atsargiai su tais posūkiais, nes yra naujų daug motociklininkų, nepatyrusių, kurie nelabai moka guldyti tos motociklus į posūkis. Tai, stengtis gal lėčiau įvažiuoti į tą posūkį. Saugų greitį pasirinkti, žodžiu. Taip. Supratau. Tai ačiū tau labai, saugaus tau greičio, gerų tau mokinių, daug mokinių, visi būkime saugus kelyje. Ačiū tau, daug ką noriu padėti.